Labas vakaras. Baltijos televizijos eteryje ketvirtadienio karštas vakaras. Finansų ministerija skelbia, bendrasis šalies produktas šiemet augs 5,8%. Daugiausiai tikimasi iš eksporto. Skaičiukai auga, tad kaip su mūsų gyvenimu, kada jis pradės gerėti, apie tai mūsų karštas vakaras. Studijoje Seimo narys Julius Veselka, labas vakaras, Viktoras Uspaskichas, Europos parlamento narys. Labas vakaras. Bei Vitas Matuzas, taip pat parlamento narys. Labas vakaras. Labas vakaras. Viktorai, pradžiugino jūs vakarykštė finansų ministerijos žinia, kad ekonomika beveik 6% šiemet augs? Nepradžiugina, nenuliūdina, todėl kad tai yra aiškiai suprantama tendencija, tai kai jie prognozavo ir pačioje pradžioje ir tvirtino šitą biudžetą. Jūs įtikina tai, čia nieko keisto, 6% beveik normalu. Keista nieko nėra, to labiau, kad yra infliacija. Ir apie ką aš kalbėjau, jeigu jūs skaitat iki praeitų metų buvo mano pranešimo prognozė visiems prognozuotojams. Buvo toks mano pranešimas, aš sakiau, jeigu šiek tiek nusilps euras, tai reiškia su euru ir litas, tai padidės infliacija. Jeigu padidės infliacija, tai yra tikimybė didesnio augimo, bet tai nereiškia, kad geriau nuo to pradės gyventi žmonės, todėl kad perkamoje galia sumažėja, rodiklis ekonominis didėja ir viskas tvarkoja. Taip, bet vis tiek gražus skaičius, o jūs sakot, žmonės negyvens geriau. Vis tiek tai geriau negyvens, todėl kad šitas rodiklis BVP šiandien dėja neatspindi gyvenimą geresnį. Ir premjeras praktiškai teisingai pasakė, sako, nors augos ekonomika, bet bedarbystė nemažės ir nemažės būtent dėl tos pačios priežasties. Ir reikia pažymėti, iš tikrųjų džiaugsmas yra to, kad džiaugiasi valdžia. Ir tai yra faktas, kad padidėja eksportas, todėl ne viduje vartojimas padidėja. Fiziškai mes nedaugiau pagaminam vidaus poreikiams, tai yra svarbiausias dalykas. Jeigu ekonomika, kada pradėjo kristi ekonomika, krizė prasidėjo, ekspertai, ekonomistai pasauliniai visą laiką statydavo šalia du skaičius. Ant kiek nukrita finansiškai ir ant kiek nukrita fiziškai. Ką tai reiškia? Įmonei, mikroekonominiam lygiai labai svarbu. Galima nukristi daugiau finansiškai, bet fiziškai, jeigu nukrenti daugiau, tai reiškia, tavo produktą mažiau pradeda vartoti. Geriau parduoti daugiau, bet pigiau ir neprarasti savo vartotoją. Taip, bet kaip įmonės elgėsi, jos pabrangina matyti kažkiek. Paklausykit. Todėl buvo siekis tikrų, protingų verslininkų, nors nukristi šiek tiek žemiau, daugiau finansiškai, bet nenukristi fiziškai daugiau, kad išlaikyti savo vartotoją. Tai yra labai svarbu. Šiandien tai, ką paskelbė finansų ministerija, tai yra faktas, neginčiamas ir taip toliau, bet šalia nepastatytas skaičius. O fiziškai mes pagaminam ir suvartojam viduje daugiau ar ne, tai apie tai nieko nepasakyta. Jūs mano, čia yra labai svarbu, žinot, kiek tas... Fizinis smukimas ir finansinis šiek tiek skirtingi. Žiūrėkit, bet bendras, palaukit, Viktorai, įjunkime kitus pašnekovus. Dar noriu tik pasakyti apie eksportą. Ir iš tikrųjų padidėja eksportas, tai yra sveikintinas dalykas. Bet visi mes turim pripažinti, valdančiosios daugumos atstovas, labai gerbiu. Ir malonu diskutuoti, todėl, kad yra specialistas. Nuo valdžios nepriklauso eksportas. Valdžia negalės padėti konkuruoti mūsų verslui tarptautinė rinkai. Ir verslas pats atkovoja savo vietą pasaulyje, šitoj vietai. Ir galima pasakyti, kad pastangos buvo šiek tiek iš valdžios, todėl, kad įsisiūbavo šešėlinė ekonomika. Įstumė mūsų gamintojai iš vidaus rinko, jie buvo priversti ieškoti tarptautinė rinkai savo vietą. Lygti ir gerai, kad įstumė, padidėjo eksportas, bet jokių būdų negalima savo gamintojams prarasti vidaus rinką. Aišku, Juliau, 6%, beveik 6% šių metų augimo. Įtikina jūs šitą prognozę, kad taip ir gali atsitikti? Apie 6% nešneka čia kartu su infliacija. Jeigu kartu su infliacija, tai yra, gali būti nedidesnis augimas. Jeigu vasario mėnesį buvo 3% buvo vasario mėnesį, bendras nuo šių metų berods 1,5% gavosi, tai jeigu dar
tokiais tempais infliacija didės, tai galime šitą ribą ir viršyti. Bet tik tai kitas klausimas, kad infliacija tai nėra tas rodiklis, kuris rodo gerą. Nors, pavyzdžiui, bendrai ekonominė prasme makro žiūrint, tai geriau nuosaiki didesnė infliacija negu prasiskolinimas. O mes ilgą laiką stabdėm infliaciją, o skolinomės, to rezultate labai daug prasiskolinimo. Bet jūs sakot geriau infliacija, bet kainos kyla. Dabar, ką Viktoras norėjo šnekėti, žmonių nestiprėja. Teoriškai Viktoras viską teisingai, kad geriau finansinis didesnis nuosmukis negu fizinis nuosmukis. Bet praktiškai mūsų verslas, jūs paklauskit, bet kurio šeimininkės, per tą laikotarpį kainos tik didėjo. Reiškia, verslas nesivadovau šitą logiką, kad geriau išlaikyti rinką ir laikinai net nuostolius patirti, o bandė bet kurią kainą gauti ir pelnus. Tai vienas. Antras dalykas. Nesutinku su Viktoru, kad valdžia negali eksporto prisidėti. Pavyzdžiui, pavyzdys geras. Uždarius Ignaliną padidėjo elektros kaina 10%. Reiškia, per metus verslas ir gyventojai sumoka papildomai 1 milijardą litų. Tas milijardas litų atsigula ant eksportuojančių prekių. Reiškia, čia valdžia kaip prisidėjo prie eksporto, o galėjo būti mažesnis. Toliau dujų kaina, kuri yra 15% didesnė, kiek, pavyzdžiui, dabar Latvijai, Estai, tai irgi ir trąšų gamintojams, ir visiems kitiems, kuri gamina, reiškia, tas irgi neigiamai veikia eksporto. Ir trečias dalykas, gerbimiai, ką rodo? Eksportas atsigauna. Reiškia, kitų valstybių vidaus rinkose paklausa didėja. Lietuvoje vidaus rinka paklausa nedidėja, vadinasi, rinka nepridod. Mes atsigaunam kitų valstybių sąskaitą. Kitų valstybių sąskaitą, vadinasi, visi sprendimai Lietuvos, kurie buvo neva geri, jie neparodė realiai, kad padėtų atsigauti vidaus rinkai. Gerai, bet tai čia nuopelno valdžios nėra. Ką jūs minėjot? Tiesiog noriu, todėl, kad jis paminėjo mane, tiesiog porą sekundžių. O čia neseimas. Replikos teisės. Noriu pasakyti tą prasme, kad ką paminėjo Julius dėl finansinį ir fizinį smukimą. Taip, aš sakiau, tai buvo krizės pradžioje ir buvo lyginami du rodikliai. Dabar, kada prasideda augimas, tai būtent prasideda finansinis augimas, bet ne fizinis. O aš apie tai... Aš taip supratau. Tas svarbu, bet žiūrėkit, vis dėlto mūsų laidą žiūri žmonės, kurie galvoja ne tiek apie tuos skaičiukus, bet kada jiem realiai pasijaus. Per jų atlyginimą, per tikrai lengvesnį gyvenimą, per nevėluojančius atlyginimus, tie pinigėliai, kurie čia projektuojami finansų ministerijos. Tai vis dėlto, ponia Matuzai, kada žmonės pajus tuos 6%? Kai pradės daugiau vartot. O šitie dalykai, ką mes dabar kalbam apie 5,8%, tai yra gera žinia būtent vidaus vartojimo skatinimui, nes tai yra skaičiai, kurie nėra laužti iš piršto. Ir aš tikrai pritariu kolegoms daugelį atvejų, galbūt išskyrus tuo, aišku, žinant Juliaus gerą nuotaiką ir subtilų humoro jausmą, kad valdžia nieko nepadarė, tai aišku, aš galėčiau pasiginčyti, bet... Gerai, bet jūs sakote... Nes mes visą laiką per pastaruosius 2 metus ūkio ministerijos pagrindinis uždavinys buvo padėti eksportuojančiams kompanijoms, kad jos išlaikytų rinkas užsienyje. Čia yra faktas, to nepaneigsim tikriausiai. Ir ta eilutė 100 milijonų, kuri buvo numatyta, būtent kad mūsų kompanijos galėtų dirbti. Tai šitoje vietoje, aš manau, pastangos iš vyriausybės ir iš ūkio ministerijos buvo teisinga linkme. Dabargi grįžtant prie tų gerų skaičių. Taip, su infliacija sunku matyti prognozuoti, matant, kas darosi aplinkiniam pasaulyje. Ir man patiko Kęstučio Glavetsko palyginimas, sako, čia tas pats, kaip suskaičiuoti, kiek pro adatos skylutę velniukų gali pralysti. Tokios prognozijos šiuolaikiniam pasaulyje taip yra sudėtinga. Aišku... Bet jūs sakot, žmonės tada atsiklausim, kai pradėsim daugiau vartoti. Bet iš ko daugiau vartoti, jeigu žmonės uždirba mažus atlyginimus? Bet kiek indėliai išaugo per praėjusiais metais? Porą milijardų, žinokit, santaupų žmonių padidėjo. O dėl ko padidėjo? Dėl to, kad visą laiką buvo sakoma, kad yra bloga situacija, krizė, dar gyvenimas matyt dar blogės, reikia ruoštis juodai dienai. Manau, žmonės turi taip daug pinigų šiandien. 26 milijardai, jeigu indėlininkų sudėti bankuose. O jeigu su 42 milijardai kartu su kompanijomis. Gal per daug bėdavojant, per daug... Niekada Lietuvos istorijoje tiek pinigų nebuvo bankuose. Suprantate? Gerai, bet kas čia yra tada su žmonėm? Tai ar jie
jie neteisūs, kai jie sako, kad nėra iš ko pragyventi, nėra už ko sąskaitą susimokėti, bankų indėliuose rodo pinigų kiekį. Juliau, Žiba jūs sakys, koks jūs atsakymas? Mes galim pasakyti... Kaip Europą pažinom. Ir iš tikrųjų... Jie viską žino. Ir iš tikrųjų yra ir pranešta, kad didėja ir didės atlyginime, ne 61 litas. Vidutiniškai 61 litas prie vidutinio atlyginimo, tai bus kažkur apie 3%, ne? Didės. O kainas didėja daugiau negu BVP, auga daugiau negu auga atlyginimai ir taip toliau. O čia ir prasideda infliacinis tas procesas, kuris suvalgo tą BVP augimo rodiklį. Mes Ingridos Šimonytės, finansų ministrės, Viktorai, paklauskim. Labas vakaras, ministrė. Labas vakaras. Jūs štai vakar prognozę paviešinot 5,8 šių metų planuojamas bendro vidaus produkto augimas, bet štai Viktoras Uspaskichas sako, kad infliacija suvalgy šitą augimą. Ką jūs atsakytumėt? Na, 5,8 yra realusis augimas, tai yra augimas atmetus infliaciją. Jeigu kalbėsime apie augimą meto dabartinėmis kainomis, tai mes kalbame apie 9%, tai jau yra nominalus augimas įskaitant infliaciją. Tai ne vieną kartą esu susidūrus su labai keistais BVP interpretavimo atvejais, tai matyt, čia bus iš tų atvejų. Ministrė, vienas žiūrovas, štai Delfi rašo, man nesvarbu, kiek augs bendras vidaus produktas, svarbu, kiek batonų už tai nusipirksiu. Na, tikrai toks gal ironiškas pastebėjimas, bet reikia pasakyti, kad jeigu bendrasis vidaus produktas neaugs iš viso, tai batonų nusipirkti bus labai sunku. Tai be jokios abejonės paprastam žmogui visą laiką pirmiausia kyla klausimas, o kada jis pajus savo kišenėje vienokį ar kitokį teigiamą to BVP poveikį. Tai žinoma, nei algos nemokamos BVP, nei pensijos nemokamos BVP, tačiau reikėtų žiūrėti į bendrą kompoziciją. Ir Finansų ministerija paskelbė, mano supratimu, pakankamai išsamų paaiškinimą savo prielaidų. Taip, dabar augimą lemia pirmiausia eksportas ir atsigavusios investicijos, kas yra labai gerai. Vadinasi, įmonės vėl pradėjo investuoti į savo gamybinius pajėgumus, reikės papildomos darbo jėgos, tai reiškia, kad ir nedarbas mažės sparčiau ir darbo užmokestis taip pat augs sparčiau. Dėl tos priežasties reikėtų žiūrėti ne kažkokį vieną atskirai paimtą skaičių, o tiesiog bendrą makroekonominį paveikslą ir tendencijos, kurias mes matome ir kurias įvertiname savo makroekonominėme scenarijoje, mūsų supratimu leidžia tikėtis tikrai geresnio paveikslo, negu kad galvojame praėjusiu metų rudenį. Ministrė, dar vienas klausimas. Artūras nori jūsų paklausti, mūsų žiūrovas, jis rašo, per kelis pastaruosius metus pasiskolinta beveik 30 milijardų litų, kur tie pinigai, kodėl ūkis auga tik keliais procentais. Ką atsakytumėt? Na, tai yra tikrai susiję su tam tikrais vertinimais, kuriuos man teko girdėti anksčiau, kad jeigu išmestume skolą, ta prasme deficitą iš savo apskaitos, tai tokiu atveju galima sakyti, kad nėra jokio augimo. Tai reikia nepamiršti, kam yra naudojama skola, kam naudojamos skolintos lėšos. Skolintos lėšos yra naudojamos visų pirma pajamų ir išlaidų skirtumui apmokėti. Vadinasi, pensijų praėjusiais metais trečdalis, dabar mažesnė dalis atlyginimų, atitinkama dalis yra apmokama iš skolintų lėšų, visų viešųjų išlaidų, kažkokia dalis yra apmokama iš skolintų lėšų ir tai palaiko vartojimą tam tikram lygyje. Jeigu biudžetas, pavyzdžiui, 2009-2010 metais būtų staiga susibalansavęs chaotiškai, tokiu atveju mes būtume matę daug didesnį kritimą arba būtumėm nematę jokio augimo. Taip, kad įtaka rezultatam neabejotinai yra, todėl kad nesiskolinant tokio nuosmukio metu, manau, kad kalbėtumėm apie visiškai kitokius skaičius. Gerai, ačiū Jums, ministrė Ingrida Šimonytė. Trumpam reklama, išsyk po jos mes pratęsim karštą vakarą. Likit su Baltijos televizija.